Po 9 metų pertraukos pasaulio dėmesys vėl nukreiptas į Ukrainą. 2004 oranžinė revoliucija trumpam stabilizavo padėtį, tačiau šiandien šalyje vėl neramu. Jau 3 mėnesį Maidane vykstančių įvykių atgarsiai atkeliavo į pajūrį. Klaipėdos universitete vyko vieša diskusija, kas vyksta Ukrainoje ir kaip turėtų elgtis Lietuva. Čia dalyvavęs politikas Seimo narys Gintaras Steponavičius įžvelgia tam tikrų skirtumų tarp dabartinės Ukrainos padėties ir oranžinės revoliucijos. Paralelės tarp 2004 metų oranžinės revoliucijos ir dabar akivaizdu, kad tada buvo labai stipri lyderystė iš opozicijos pusės ir tai nulėmė, kad po masinių demonstracijų ir vakarų tarpininkavimo darybose įvyko demokratiniai rinkimai ir valdžios kaita. Dabargi tai yra daugiau iš apačios pačių piliečių kilęs pasipiktinimas, kuomet prezidentas Janukovičius paskutiniu momentu pakeitė savo nuomonę dėl strateginės krypties Europos link pasirinkimo. Ir kol kas aiškios lyderystės iš opozicijos pusės atliepiančios šitą 100 000 žmonių esančių aikštėje ir didelės visuomenės Ukrainoje dalies lūkesčius nėra. Ukrainos prezidento Viktoro Janukovičiaus nepasirašyta asociacijos ir laisvosios prekybos sutartis su Europos Sąjunga buvo esminė neramumų priežastis. Grupės pasisakančios už ar prieš dabartinio prezidento politiką savo mastu yra panašios, todėl viena iš viešai aptariamų potencialių situacijos Ukrainoje baigčių yra šalies skilimas. Tačiau politiko nuomonė realiai tokia galimybė išlieka menka. Opozicija, o pagaliau ir stambusis verslas siejamas su oligarchais, jie tikrai nėra suinteresuoti Ukrainos skilimu, nes tai grėstų dar didesnio masto iššūkiais, kuriuose galbūt nei vienų, nei kitų, sakykime taip, vaidmens nebeliktų. Diskusijos metu paaiškėjo, kad šiuolaikinis pasaulis yra didžiulis iššūkis politikos mokslus krentančiam studentui.